Sveiki visi, tai trečioji jQuery pamoka ir šioje trumpoje pamokoje mes greitai aptarsime tiksliau mes patikrinsime, ar mūsų jQuery skriptas, arba papildinys veikia. Tai yra tiesiog, praeitoje pamokoje mes pasirašėme tokį šabloną, išsisaugokime jį ir atsidarykime savo svetainę, tai yra atsidarykime savo HTML failą, kuriame integravome būtent jQuery ir savo tą JavaScript failiuką, ar ne? Ir kaip matote, nėra jokių klaidų, bet tai dar nereiškia, kad būtent jQuery yra užkrautas, todėl kad jQuery tai yra skriptinimo, sakykime, kalba. Tai nėra programavimas ir tai mums nerodo kažkokių klaidų, ar ne? Ir tam, kad sužinoti, ar tai veikia, mes turime patikrinti rankiniu būdu. Iš esmės patikrinsime paprastai. Susikurkime paragrafą, tai yra p tagą, ir jame pasirašykime kokį nors tekstą. Tarkim, koks nors tekstas, ar ne? Išsisaugokime ir štai turime paragrafą. Ir dabar, tarkim, patikrinkime, ar veikia tiesiog JavaScriptas, bet jis visuomet veikia, nes tai, sakykime, automatiškai jį palaiko HTML kalba, sakykime. Ir jis tikrai veiks, bet vis tiek dėl pavyzdžio, ar ne? Tai tarkim, onClick atributas. Šis atributas, tai HTML dalis, jo neaiškinsiu. Bet iš esmės, paspaudus ant šio P tago svetainėje, suveiks būtent onClick atributas, arba kitaip tariant funkcija, bet tai ne funkcija, o atributas. Tai onClick atributas suveiks tuomet, kai paspausime ant šio paragrafo svetainėje. Ir kai mes paspausime, ką mes norėsime daryti? Tai JavaScripto funkcija alert. Ir ši funkcija iš esmės mums atvaizduoja kokį nors tekstą naujame dialoge. Sakykime, iššauna tokia lentelė ir jame mūsų tekstas. Ir savo tekstą viengubose kabutėse šiuo atveju rašykime tiesiog, tarkim, veikia. Išsisaugokime štai tokį kodą. Tai vėlgi, paragrafas, atributas onClick ir onClick atribute alert kabutėse veikia ir kabletaškis po viso to. Išsisaugokime, atsidarykime svetainę ir štai mūsų paragrafas. Jeigu mes ant jo paspausime, mums iššoks lentelė, kurioje tekstas veikia. Ir iš esmės tai parodo, kad veikia tiesiog JavaScriptas, ar ne? Ir kaip dabar sužinoti, ar veikia mūsų jQuery papildinys? Tai padaryti vėlgi galime su onClick atributu, tačiau vykdysime jau nepaprastą JavaScript funkciją, kuri visuomet veiks, kadangi HTML kalba tai palaiko. O vykdysime jQuery funkciją ir panašiai. Iš esmės štai. Visi jQuery, sakykime, selektoriai prasideda dolerio ženklu. S raide, ar kaip norite tai vadinkite. Aš vadinsiu tai tiesiog S raide ir, tai S. Ir skliausteliuose rašome būtent savo objektą. Kitaip tariant, selektorių. Selektorius tai yra, sakykime, tai mes mokėmės HTML ir CSS pamokose. Tai yra, sakykime, būtent kažkoks mūsų atributas, tai yra kažkoks mūsų tagas ir panašiai. Bet kadangi mes šį kodą rašome būtent tago, tago viduje šiuo atveju, tai mums galime tiksliau naudoti vis raktažodį. Ir ką vis raktažodis reiškia? Išvertus į lietuvių kalbą žodis vis reikštų šis arba šį, ar ne? Ir tiesiog pasirašysiu dabar hide, skliausteliai ir štai. Ir dabar paaiškinsiu, ką visą tai reiškia. Kai mes paspausime ant šio paragrafo, ar ne, svetainėje, tuomet suveiks šis, sakykime, onClick kodas. Ir onClick viduje, kaip matote, yra vis hide. Ir ką tai reiškia, kad tiesiog suveiks funkcija hide, kuri yra jQuery funkcija. Tai jQuery funkcija, ji yra, sakykime, šiame faile, kurį mes integruojame. Tai suveiks funkcija hide, kuri paslėps mūsų objektą, o mūsų objektas yra vis. Tai šiuo atveju mūsų vis yra mūsų paragrafas. Tai kitaip tariant, perskaityti tai galime paprastai.
štai taip ir skaitome, mums paslėps šį tagą arba šį objektą. Šis objektas yra mūsų paragrafas, kadangi mes kai mes, sunku paaiškinti iš tiesų tokį paprastą dalyką, net nežinau kodėl, bet vėlgi, kai mes paspausime, mums tiesiog suveiks funkcija hide. Ir ta funkcija hide, kaip matote, štai, iš pradžių rašomas objektas, per tašką rašoma funkcija, ar ne? Ir objektas tai yra vis, kuris rašomas skliausteliuose po S raidės, ar ne? Ir vis yra tas objektas, kuriame mes rašome šį kodą. Tai šiuo atveju mes šį kodą rašome P tagė, arba kitaip tariant paragrafe. Todėl vis ir bus šis paragrafas. Ir tai reiškia, kad mes slepiame šį paragrafą, arba kitaip tariant šį tagą. Tai vėlgi suveiks funkcija hide objektui vis, o objektas vis yra šis paragrafas. Ir išsisaugokime, atsidarykime svetainę ir patikrinkime. Tai paspauskime ant savo būtent šio paragrafo ir kaip matote jis dingsta. Ir tai reiškia tik tai, kad mūsų jQuery veikia. Kodėl veikia? Nes tai štai šis kodas, kurį pažymėjau, yra jQuery kodas. Šis objektas yra jQuery, sakykime, kalbos ir ši funkcija yra jQuery kalbos. JavaScript'u tai būtų aprašoma visiškai kitaip, bet kaip matote, tai suveikia, tai reiškia, kad jQuery veikia, tai reiškia pamokos tikslas įvykdytas ir mes patikriname, ar veikia mūsų jQuery. Jeigu tai nesuveikia pas jūs, reiškia, jūs kažką netaip padarėte, netaip integravote arba ne tą integravote ir grįžkite prie pirmesnių pamokų ir darykite tai iš naujo. Bet iš esmės vėlgi, išmokome naują funkciją hide, kuri paslėpia mūsų objektą, kuris rašomas prieš tašką ir rašomas po S raidės skliausteliuose. Tai mes galime rašyti tiesiog vis arba kabutėse galime rašyti taip pat P. Ir tai yra selektorius ir tas P yra mūsų paragrafas. Tai tiesiog mes sakykime, mūsų objektas yra visi P tagai, kadangi mes nurodėme P. Tai reiškia visus P tagus paslėps. Ir vėlgi galime patikrinti, tai suveiks. Manau supratote ir tai yra aišku. Taigi, laukite kitos pamokos, nepamirškite prenumeruoti ir ačiū, kad žiūrėjote.